Istorinis Sapiegų sodas pradėtas kurti 17 amžiaus pabaigoje šalia Sapiegų rūmų, tuometiniame tokiam gamtiniam kraštovaizdį. Jisai šiandien išlikęs didelė dalimi, tai yra išlikę takų tinklas, dalis medžių iš 18 galbūt amžiaus kai kurių, ir sakykime, ta išlikusi kelis šimtus metų gyvuojanti ekosistema susiformavusi per tą laiką ir tik tai taip susiformavusi jos gamtinė vertė. Šis parko zona buvo istoriškai kaip ir įprasta tuometinėse barokinėse parkuose, zonuota ir planuota geometriškai, skaidyta tiesių alėjų. Dabar mes stovim kaip tik prie centrinės alėjos, jungiančios dviejus parko istorinio sodo vartus. Tai yra vienas prie rūmų, kitus link Neries ir žyminčios centrinę parko, sodo ir viso istorinio ansamblio ašį. Bet tiek dabar, tiek ir anksčiau parko kūrimosi pradžioje, tai parkas neapsiribojo, arba sodai neapsiribojo vien tą zoną, kuri buvo geometriškai suplanuota, apsodinta medžiais, gėlynais ir krūmais ir taip toliau, bet apėmė ir greta esančias teritorijas, aplinkinį kraštovaizdį. Kitaip tariant, bet kuris barokinis parkas kūrėsi kažkokio tai gamtinio kraštovaizdžio apsuptyje, jį vizualiai integruojant ir jį atsižvelgiant. Tai šis parkas ne išimtis. Vėliau ta supančioji gamtinė aplinka, jinai buvo iš dalies transformuota į peizažinį parką, iš dalies dar vėliau užstatyta pastatais. Bet nežiūrint į tai, net ir prie pastatų ar už pastatų yra išlikusios dalys to buvusio parko, pratęsiančios šitą geometrinę centrinę jo dalį.